Gražūs žmonės, 4 dalis. Jūs visi girdėjote apie astronominės Holivudo filmų kainas. Ar jie gali kurti filmus tokiamis kainomis? Visuomet daugiau nei pusę sumos sudaro filmo reklama ir viešinimas, o ne jo kūrimo kaina. Tai vieša paslaptis. Pats filmas kainuoja mažiau nei pusę, bet prieš filmo statymą protingi buhalteriai ir buhalterės bando sutaupyti kiekvieną centą. Tai iš tikrųjų suma gaunasi dar mažesnė. Greičiausiai pats filmas sudaro tik 1/4 įvardyjamos filmo sumos. Bet kokiu atveju Martynas negalėjo sau leisti tokių didelių pinigų, kokius gali leisti savo Holivudas. Jis savo filmui išleido viso labo apie 600 eurų, bet apie viską iš eilės. Lange puikavosi skelbimas kviečiantis į filmo kraujo spalvos raudoną filmavimą. Šįkart jis nusprendė nesibelsti į Kauną, o pabandyti Birštoną. Prieš atranką jis kino prekių parduotuvėje nusipirko tik vieną vienintelį daiktą. Žiūrėk, tau reikėtų tokios, supliauškėjo pliauškė Rita, juk greičiausiai teks tau režisuoti savo filmą. Taigi dabar supliauškė rankose, laukė, kol kas nors pasirodys filmo atrankoje. No luck, niekas nepasirodė. Ką dabar reikės daryti? Paklausė Martynas. O gal mes galime sukurti filmą dviese, nepasidavė Rita. Įmanoma, bet sudėtinga, teisinosi Martynas. Tai padarom, drąsino Rita. Martynas kūrė filmą 2 metus, jis suprato, kad filmo kurti jis liko vienas. Sužavėtas Rebel Without Crew knygos nusprendė ir pats rašyti filmo dienoraštį, papasakoti, kaip jiems sekėsi. Pavyzdžiui, rugsėjo 12 diena. Scenarijų teko perrašyti iš naujo, atsakyti kiek galima daugiau balasto kabutėse, palikti tik esminės dalis. Rugsėjo 14. Nusinešiau scenarijų rašyti į darbą, bet apipyliau visokiais tepalais. Kadangi tekstas popierinis, tai teks rašyti iš naujo. Ta pačią dieną, galvodamas apie pasekmes, nusipirkau naują kompiuterį už 594 eurus. Nusprendžiau rašyti scenarijų kompiuteriu, kad daugiau niekada nepasimestų ir kad daugiau niekada nesugadinčiau. Rugsėjo 24. Mano scenarijus įgauna pradinę savo formą. Nusprendžiau, jog lengviausiai įgyvendinama idėja būtų, jog vaidmenys niekuomet nesusitiktų vienas su kitu arba susitiktų nedaugiau 2. Tai turėjo būti filmas apie vyrą ir žmoną, kurie vienas kitam pasamdo po samdomą žudiką ir taip toliau. Kaip supratote, Martynas nemažai vargo su scenarijumi. Nežinia, ką jis įsivaizdavo, bet scenarijaus tobulinimo darbai užtruko daugmaž porą mėnesių. Ir tai tik buvo pati vargo pradžia. Holivudas sistematiškai daro šūdą. Aš nesakau visuomet, aš sakau sistematiškai. Ir tos sistemos esmė, kad reikia sukurti kažkiek šūdo. Tai nereiškia, kad sakau, jog reikia visai uždrausti Holivudui kurti filmus. Juk yra, kam šūdas patinka. Bet šūdas nepatiko Martynui, todėl jis gludino filmo tekstą pagal savo supratimą, kol jo manimu buvo gerai. O kur dar kiti darbai? Galiausiai po 2 metų filmas buvo baigtas, bet ir tai nebuvo pabaiga. Reikėjo, kad Martyno filmą kažkas žiūrėtų. Į kino teatrus patekti jam buvo be šansų. Net nežinojo, kokie formatai ten naudojami. Bet net nedrįso apie tai svajoti. Apie sidabrinį ekraną. O jeigu įkeltume tiesiog į YouTube, nepasidavė Rita. Galim pabandyti, abejojo Martynas. Bendras darbas su Art. Nors Martyną su Rita labai išvargino filmo kūrimas, kurį teko derinti su savo oficialiais darbais, bet jie dar labiau suartėjo kaip niekad. Martynas širdie labai džiaugiasi tokiu palaikymu. Bet jų bendro darbo beveik niekas nežiūrėjo. Martynas filmo nuorodą papostino Facebook'e ir kitose socialiniuose tinkluose, bet net jo draugai nežiūrėjo Martyno filmo. Per kelias savaitės surinko vos 4 peržiūras. Martynas tikėjosi daugiau, gerokai daugiau peržiūrų, juk tiek laiko vargo išvargo, kol sukūrė šį filmą. Jis nusipirko projektorių, dienas po darbo suko kraujo spalvos raudoną tiesiog ant sienos, bet YouTube peržiūrų skaitliukas buvo sustojęs ties 4. Kaip tai pralaužti? 4 dalies pabaiga. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world and all of a Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in upon a location. It's understood